Mano istorija tikriausiai prasideda nuo senelio, nes senelis labai mylėjo knygas, nes visas kambarys yra vien tik tai knygos ir tas kambarys yra man toksai stebuklingas pasaulis, kuriame tu eini į kambarį ir knygų pagalba tu persikeli visai kitą tikrovę į naujus pasaulius kažkokius tai. Pas mus miestelėje įsikūrė mokykla ir aš tiesiog kaip mama atvedžiau vaiką į mokyklą, papildomai, kad ir jisai pasimokytų. Ir tada tiesiog taip susiklostė aplinkybės, kad reikėjo pagalbos, reikėjo organizuoti, padėti ir tiesiog tapau vadovę nuo pat pirmų metų. Ir vat jau 17 metai šeštadieniais einu į mokyklą ir visi šeštadieniai paskirti mokyklai. Kartą savo mokinių paklausiau abiturientų, kas jiems yra gimtoji kalba. Mano klasėje tuo metu vaikai buvo 7 ir jie visi užaugę jau Airijoje. Gimė Lietuvoje ten, bet metuko ir 2 išvykę. Ir beveik visi atsakė, kad lietuvių. Tad kartais toksai atrodo yra skepsis, kad ypatingai jaunimui tai yra nesvarbu, neįdomu, nereikia ir jie nesidomi, iš tikrųjų domisi. Mums suaugusiems tai reikia dirbti, skiepyti tą meilę lietuvių kalbą ir Lietuvai. O jie natūraliai labai viską priima ir po to, kai užauga, tu pamatai vaisius ir supranti, kad tikrai buvo ne veltui viskas daryta.